Nu ką, Dodge Durango 20 metų, štai ką tik iš plovyklos, ganilinė lempa OK. Kas man kliūna, tai nuo plovyklų pasilupinėja lipdukai. Toliau viskas čia tvarkoj. Yra padarytas išmetimas Gurilovič. Štai offroadinės padangos. Čia biški ratlankis pabraižytas. Tai va, toliau kėbulas viskas OK, karbonas OK, veidrodėliai karboniniai OK. Čia va irgi dažiukai pasilupinėjo nuo mano užrašėlio. Taip, čia va tokius dar diržus esu prisegęs, kad bamperį nepamesti. Toliau priekis, optika, viskas tvarkoj, šūkiniai, daylightai. Čia irgi va nuo plovyklos pasilupinėjo. Toliau čia viskas tvarkingai, kita pusė irgi viskas gerai. Jokio įbrėžimo, nieko. Gerai, salonas. Saloną reikėtų prasiurbliuoti, paruošti, bet šiaip nieks nenulūžė, viskas veikia. Dar grįšiu prie priekinio bamperio, tai vienoj vietoj trūksta parktroniko. Patį parktroniką turiu, reikia jį pajungti. Toliau salonas, viskas gerai, viskas veikia. Dar galiu kapotą atidaryti. Taip, kapotas. KN filtras. Ir čia esu padaręs tokias panelės, kad nebėgtų vanduo iš tų angų ant ABS bloko. Iš vienos pusės ir iš kitos, dėl simetrijos. Tai variklio skyrius atrodo štai taip šiai dienai. Ką čia dar? Taip, galas. Galainis salonas. Irgi va sėdinikės. Viskas tvarkoj. Čia yra kablys ir yra tokia panelė ir aš ją turiu. Va, viskas veikia. Galinis dangtis atsidaro. Dūrio apšvietimas. Viskas tvarkoj. Balionas po dugnu. Tai tiek.